Biomedicininės diagnostikos studijas Vilniaus kolegijoje baigusi Eglė Kazlauskaitė dirba moderniame medicininės molekulinės diagnostikos centre. Dirbti įmonėje, kurioje naujausiais metodais atliekami keli šimtai įvairių tyrimų, mergina pasiliko atlikusi praktiką. Paskutinę baigiamąją praktiką atlikau būtent dar tuometinėje SORPO laboratorijoje. Kadangi patiko tiek kolektyvas, buvo pasiūlyta darbo vieta klinikos laborantą pagal specialybę. Dabar dirbu jau 1,5 metų ir iš tikrųjų tuo labai džiaugiuosi. Mergina sako mananti, kad jai pasisekė. Jau kaip tik tuo metu įmonė nusprendė dalyvauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuotoje priemonėje parama pirmajam darbui. Jos esmė verslininkams, įdarbinantiems darbo patirties neturinčius asmenys iki 29 metų, kompensuojama dalis jo darbo užmokesčio. Aš manau, tikrai padėjo, nes ne kiekvienas darbdavys nori paimti visiškai žalią, ką tik pabaigusi studijas žmogų, kuris neturi visiškai darbo patirties. Projektas padeda įsidarbinti ir ką tik pabaigus studijas yra lengviau. Dalis Eglės studijų draugų vis dar ieško darbo pagal specialybę, o ji pati savo vietą mano suradusi būtent šioje įmonėje. Neplanuoju niekur pradingti. Darbdaviai bendrauja tikrai maloniai ir nori, kad tobulėtume. Visas kolektyvas. Mūsų įmonės nuomonė tikrai apsimoka priimti žmonės pirmajam darbui, dėl to, kad dalis yra kompensuojama sumos ir tą sumą mes galime panaudoti žmogaus mokymui. Per pastaruosius 1,5 metų šioje įmonėje pasinaudojant priemonę parama pirmajam darbui įdarbinti 6 jauni specialistai. Dalis iš jų dirba iki šiol. 2 iš tų žmonių išėjo motinystės atostogų, tai realiai jie tie, kurie grįž greičiausiai pas mus, pora išėjo dirbti pagal tiesioginį savo darbą, tai į didesnius aparatus, tai yra Santašių klinikas, Kauno klinika. Liko laboratorijoje ir akušerijoje pora žmonių. Mes nesame tie, kurie ieškome tik tai specialistų. Nebijom jaunų žmonių ir jie tikrai pas mus išmoksta nemažai. Ateina jie dauguma su teoriniam žiniom, kaip ir dauguma po mokslų, o pas mus įgauna praktikos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuota priemonė parama pirmajam darbui skirta jaunimo užimtumui skatinti, kuriai iš Europos socialinio fondo skirti 32 milijonai litų, gali pasinaudoti visos, net pačios didžiausios Lietuvos įmonės. Nuo 2012-ųjų ją administruojanti Invega sulaukė daugiau nei 24 000 paraiškų iš 2,5 tūkstančio įmonių, kurios norėjo tapti pirmąją darbovietę žmonėms iki 29 metų. Darbdaviui pirmaisiais darbo metais kompensuojama beveik 1/4 jaunam žmogui išmokamo darbo užmokesčio, beveik 400 litų per mėnesį. Iki šiol jaunuolius įdarbinusioms įmonėms jau pervesta 20 milijonų litų. Darbdaviai paprastai mažai linkę priimti be patirties neturinti žmogų ir su šia priemonė iš esmės mes kompensuojam darbdaviui dalį išlaidų, kurios yra susijusios su jauno be patirties žmogaus pirmuoju apmokymu. Jaunuoliui tai yra labai gera galimybė išbandyti save, parodyti save pirmajam darbdaviui ir valstybei tai yra nauda, nes jeigu jaunuolis, sakykime, užsirekomendavo, jis ir lieka dirbti ir įsilieja į darbo rinką, valstybė gauna iš to mokesčius. Žinoma, tai nereiškia, kad kiekvienas jaunuolis užsikabins ir tęs darbą, tačiau daugelis lieka dirbti toje pačioje įmonėje arba sėkmingai susiranda kitą darbą. Būna taip, kad įmonė jaunuolis palieka ir po kelių mėnesių. Tikrai yra nemažai atvejų, kada jaunuolis įmonėje išdirba visą remtiną laikotarpį ir lieka dirbti ir toliau. Įmonės pageidaujančios įdarbinti jaunuolius iki 29 metų paraiškas Invegai dėl jų pirmojo darbinimo rėmimo gali teikti iki 2015 metų rugsėjo 30 dienos.